Dabar nuo čia galim sakyti labą dieną. Tema pikantiška, sudėtinga ir tuo pačiu beribė. Nes pati savoka ją įvardinti yra totaliai abstraktyvi ir praktiškai tiek multidimensinė, kad vargu bau ar standartinė žmogiška sąmonė gali sutalpinti tokį energetinį krūvį, kuris per tiek laiko šito žemėje ją įkrautas. Tai taip, pasąmonė, bet šią pasąmonės temą prieš judinant, pirmiausia reikia suvokti, kas tai yra dimensija. Pirmiau reikia grįžti į dimensijos temą, nes tai, ką žmonės įvardyja kaip pasąmonė, yra pirmiausiai direktyva arba gairės į kažką, kas yra anapus. Tai yra už sienos, už barjero, kažkas, kas visuomet susijęs su kitokiais fizikiniais dėsningumais, sakykim taip. Tai yra intervalas, integralas, sfera, kažkokia ribas turinti zona, kurioje laiko aspektas visuomet keičiasi tol, kol laikas teka per tą erdvę. Tai yra ten yra individuali, savitai pakitusi tėkmė, kuri atitinkamai, nors ir būdama unikaliai atskira, vis tiek išlieka mikro sąlytyje, užslėptoje netgi įtakoje su aplinkiniais pasauliais, aplinkinėmis dimensijomis ir erdvėmis. Techniškai dimensijos sąvoka iki jos abstraktyvumą ir kaip sudėtinga ją pagauti, galima perprasti per pavyzdį. Sudėk daug apvalių karoliukų į vieną dėžutę. Teoriškai kiekvienas yra apvalus ir kiekvienas kas sau byra, rieda kur nori, ne? Bet jeigu tu tą dėžutę nuolat ir gerai papurtysi ir jų pridėsi ten, ypač jeigu pridėsi jų daugiau, kas su jais pradės darytis? Jie vis tiek pradės vienas kitą veikti, nors ir būdami visiškai vientisi ir išbaigti. Tai yra be aštrių kampų, kad susikabinti. Jie pradės viens kitą daužytis, trintis. Kažkuriuo tai metu prasidės mikroaižėjimas, mikropleišėjimas, atsiras aštrus kampai ir jie pradės vienaip ar kitaip vis tiek eigoje vienas vizualiai pademonstruos, kad lauko sąvoka energetiškai, tai yra pagal tai, kokius mikrovirpesius jie skleidžia, net ir būdami visiškai kiekvienas izoliuotas ir sveikas, vientisas bendroje erdvėje, jie vienas kitą veikia. Ir tiesiog tas poveikis, jeigu pasitelkus daugiau fizinės jėgos arba sutankinimo aspektą, tas poveikis tampa matomas iš anos dimensijos, iš judėjimo, energetinės dimensijos pereina į fizinę dimensiją. Tada mes vis dar kalbam apie karoliukus, apvalius rutuliukus dėžutėje, iš kurios nėra mažai kur pabėgsi. Ir tada jie, kaip ir minėjau, nuo purtimo, nuo judesio, nuo sąveikavimo vienas su kitu, jie pradeda aižėti, tai yra fiziškai pradeda matytis jų sąveikos pasekmes. Tai vat pasąmonė tam tikrą prasme yra kaip tas vienas rutuliukas, kuris teoriškai kaip ir atskiras, kur nori ten riedo, ne? Be tiesioginio kabliuko. Bet iš tiesų tai pasąmonė tai yra sritis, kurią veikia dimensinės sąveikos taisyklės. Riba anapus vis viena yra kažkokiu tai būdu, kažkokiu tai siūlu arba energetinę matricą suverta į bendrą vėrinį, kurį vadina visata, galaktika,
ar tiesiog kolektyvinė sąmonė. Tai čia yra toksai būtų esminis aspektas, nuo kurio reikėtų pradėti, kalbant apie pasąmonę. Tai yra, kad tai kažkas, kas sąlyginai išimta iš konteksto, bet paradoksas tame, kad tuo pat metu yra ir dalyvauja, turi kažkokias tai nematomas energetinės jungtis, dalyvauti visame tame. Tai aš įsivaizduoju, mes visi žmonės žemėje tokie, kaip kiekvieną savo rutuliuką turi, susimetę į vieną dėžutę ir kas gaunasi, tai va, toks gyvenimas žemėje. Pasąmonė yra tam tikra prasme dar vienas sinonimas, vienio taisykliai, kolektyviniai sąmoniai, netgi dieviškai sąmoniai, visatai ir visom tom egzistenciniam frazėm, tam tikra prasme, santrauka, talpykla, informacinis kodas irgi tinka variantas pasąmonė. Bet yra įdomumas tame, tiksliau, kad tai yra adaptacijos mechanizmas. Jeigu įvertinsi terminą pasąmonė kaip kažką, ką norim išrinkti ir suprasti, kokius sluoksnius, kokius enciklopedinius tomus tai apima. Nes kiekviena raidė tam tikrą prasme yra kaip runa. Runosgi buvo raidės, čia dar galbūt lengviau suvokti, kiekviena raidė tam tikrą prasme yra kaip runa. Tai informacinė nešyklė pati iš savęs jau rodanti tam tikrą kryptį, tam tikras gairias. Tai įsivaizduok, žodis pasąmonė, kiek čia tų raidžių mes turim? 7, ne? Ne, 8. Oktaedra. Tai 8 kombinacija iš 8 skirtingų runų. Tai tas, kas yra susidūręs su runų skaitimu, jau plačiau turėtų būti suvokiama, kiek visko visą tai talpina. Na, sudėtinga kombinacija. Bet pradėkim nuo to, kad nuo ryšio su fiziologija. Nes kadangi darom tyrimą regresinio seanso, tai yra ėjimo į astralą tiesioginio sąlyčio, tiesioginio pokalbio, tam tikrą prasme, kurį gyvas žmogus retransliuoja kitiems būdu. Todėl reikia geriausia išlaikyti ryšį su fizinė kasdienė realybė, kurioje, kaip sakoma, po to visi grįžę eisime parduotuvę, mokėsim mokesčius ar ryte kelsimės į darbą. Yra vertinga pradėti nuo pasąmonės fiziologinio aspekto. Kas tai yra fiziologinis aspektas? Tai reiškia, kad mūsų smegenys dėl biologinių dalykų, dėl trūkumo atitinkamų medžiagų, atitinkamai per greito senėjimo yra prisitaikiusios apdoroti informaciją pagreitintų būdu. Tai yra dalis informacijos staigiai abstrahuojama, suspaudžiama į tam tikrus blokus ir archivuojama atitinkamose sąmonės dalyse, kad pasąmoningai, tai yra abstraktyviai per vieną ar kitą šaukinį tą informaciją atlieptų ir pradėtų dalyvauti bendrame sraute, bendrame konstravime išvadų, požiūrio, reakcijos. Kitas dalykas, kodėl taip vyko, tai yra techniškai tai apsunkinantis mechanizmas, bet tai yra adaptacija, nes informacijos aplink labai daug, kolektyvinė sąmonė, aplinkinis, astralinis laukas ypatingai reaktyvus, ta prasme, kad ten yra išlikęs genetiškas įskiepis, iš ten imti informaciją, prie ten jungtis intuityviai, įdant susirasti pačiam savo reinkarnacinę istoriją ir su ją sąveikaujant, grynintis tą savo sielos, tai ką vadina savo sielos misiją arba kokybišką asmenybės, jos imuninės sveikatos, jos vilčių, psichinių tikslų harmonija, koherencija, tai yra bendradarbiavimą, kad optimizuoti priešpriešą
tą vadinamą priešpriešą tarp sąmonės, tarp proto ir kūno, kuri iš tiesų yra. Nes labai dažnai pasąmoninė motyvacija tai yra daug dalykų, ypač kas susijęs su emocijomis. Žmogus veikia be suvokimo, kad pirminis impulsas yra jo fizinio kūno endokrininė gerovė. Tai šitas dalykas ir tai abstrahuojama kaip išgyvenimo stimulas. Tai vardan išgyvenimo tu turi nuolat, tu palaikai be suvokimo, gal tiesiogiai, šiandien tūninu į tą ir į tą kolektyvinę sąmonės sritį. Tu palaikai nuolatinį ryšį. Tai jau yra informacinis srautas. Tai jau vienas tabas, vienas langas tavo naršyklėje atidarytas. Tau reikia nuolat orientuotis, kokia tavo situacija socialinė. Antras langas. Tavo socialinė situacija susijusi su tavo sąryšiu su šeima, artimaisiais, profesiniais aspektais, jie dalyvauja, tai atskira realybė, tai, sakykime, miegančių žmonių realybę įprasta vadinti, bet jinai vis tiek dalyvauja ir reikalauja atitinkamų kilobaitų, atitinkamų vienetų energijos, kuriuos gali suprasti kaip, reiškia, dar atidaryti naršyklės langai, kuriuos kiekvienas jau šiais laikais supranta, kad kuo jau daugiau atidarai, tuo labiau kerta per interneto spartą ir reikalauja efektyvesnio kompiuterio arba apkrauna vidinės sistemas ir tavo aparatūra greičiau dėvisi. Tai lygiai tas pats galioja žmogiškam analogui ir žmogaus pasąmonės ryšiui su aplinka. Su astraliniu regresiniu pasauliu, kuris yra kaip informacinė biblioteka, irgi atitinkamas interneto ekvivalentas. Ir tu nuolat turi su juo palaikyti ryšį, nes žmogiškoji atmintis dėl foninių triukšmų, dėl atitinkamų genetinių aspektų, viena yra per silpna viską sutalpinti, viską apdirbti. Tai mes tam tikrą prasme jau tapome, pasiekėme tokią situaciją, kurioje žmogaus pasąmonė ir sąmonė tam tikrą prasme jau ima veikti per principą, kaip yra dabartiniai kompiuteriai. Jie yra praktiškai be operatyvinės atminties, bet tu prisijungi per internetą prie to vadinamojo cloudo, tu turi didžiausią gebą papildomą išorinį įrenginį, kuris tau atstoja atmintį. Tai yra tarpininkas. Mes esame situacijoje, gyvename laikmetyje, kuriame be simbiozės yra priverstinė simbiozė su vienokio ar kitokio pavidalo tarpininku ir iš tiesų einame tą, kad tai, kas anksčiau buvo natūraliai organiniai tarpininkai, dabar, kad palaikyti su jais ryšį, mums reikalingas dar labiau sustingdytas, mechanizuotas tarpininkas. Tai vėlgi ant paklaustuko, ant ribos ta vadinama cyborgų, era arba tiesiog transhumanizmas. Viskas taip persipinę, bet apie tai vis ir kalbama nuolat eskaluojant, kad prabudimas, pasiekiam tam tikrą ribą, sprendžiam tuos ar anuos kraštutinumus, keičiam ir taip toliau. Tai šitas aspektas pasąmonės susijęs su fiziologiniu substratu, su kūno poreikiu, nuolat turėti tą vadinamą backupą iš aplinkos, nes per tiesioginį maitinimąsi fiziniu maistu reikiamo pajėgumo, reikiamo konstrukto, susitvarkyti ląsteles taip, kad jų vidiniai energetiniai pajėgumai gebėtų visą tai panešti, bet poreikio perkelti didžiąją dalį atsakomybės ir tuo pat metu
tam tikra prasme stagnuoti save jungtyje su išoriniu tarpininku. Bet kad tokią būseną palaikyti, reikalinga pasąmonė. Tai yra kažkas, kas atskirta, izoliuota, veikia atskirai, įvertina visus tavo, kaip kokia patarėjų komanda, įvertina visus tavo poreikius, būklės ir tau tada siunčia signalus per norą, nenorą, susidomėjimą tuo ar anuo. Tai pirmiausia, pasąmonė veikia kaip optimizacinis mechanizmas, pagal kurį smegenys tiesiog prisitaiko, jeigu ką, save perrašyti, asmenybę perrašyti į naują neuroninę seką, kaip naujas aš. Bet kopijuojant kopiją, kažkuriuo tai metu įvyksta autentiškumo praradimas, kuris dar kitaip gali būti įgarsintas kaip ryšio su siela praradimas. Tai yra su pirminiais vis sunkiau, vis daugiau sluoksnių tarp savęs, per kurį tu suvoki aplinką, ir to dažnio, tų lygių, kuriuose įsikūnijai. Tai yra vis sunkiau, vis daugiau triukšmų, gaunant informaciją, kuri tai padeda tiesiogiai susijęti tai, ką veiki, su tuo, ką jau nuveikiai, ryšys su siela, su tavo ankstesnėmis reinkarnacinėmis patirtimis, kurių pasekoje atsidūrei būtent tokioje genetinėje kombinacijoje, tokioje šeimoje, ir tai lemia tavo reakcingumą, tavo trauką į atitinkamas gyvenimo aplinkybės. Tai pirminis, bet žmogui mažai gal romantizuotas, sąlyginai brutalus, primityvus, nes visi, kas kalba apie regresijas ir anapusinius gyvenimus, labai nori pabėgti iš to mirtingo žemiškojo kūno, bet deja, mirtingo žemiškojo kūno prioritetai visuomet žais pirmoje vietoje. Tokia yra suktybė šiame pasaulyje, nes ląstelės, iš kurių sudarytas kūnas, tam tikrą prasme sielos atžvilgiu yra fizinė dauguma. Tai yra, jeigu žiūrėsit kiekį, siela viena, ląstelių milijardai. Tame pačiame, toje pačioje sistemoje, toje pačioje tam tikrą prasme dimensiją irgi galima fizinį kūną pavadinti. Tai reiškia, kad vienas turi irgi derinti su milijardais. Ir mažai svarbu, kad tie milijardai yra, tokie, ne? Ten žaidžia kitokios taisyklės. Kitas dalykas, kas yra pasąmonė, priklausomai nuo krypties. Jeigu jau įsiklausysi, kai girdi šitą terminą tariant, pasąmonė, atsiranda pojūtis, krypties pojūtis į išorę, aukštyn, žemyn, kairiau. Ir kiekvienas krypties pojūtis tai yra signalas, jog tas, kas kalba, pasąmonė traktuoja, pasąmonė sieja per terminą pasąmonė, pasiunčia signalą, nuorodą, jog siekia kalbėtis apie tam tikrą dimensiją ir joje galiojančias taisyklės, ir jam įdomu, kaip ten veikiančios taisyklės, jeigu jas perneši, jeigu joms suteiksi prioritetą šio pasaulio atžvilgiu, kokį pokytį jos sukurs. Tai tarkim, dar vienas pasąmonės aspektas galimas, ką daro išoriniai pokyčiai, ką daro žmogaus įsikišimas psichikai ir kaip tai grįžtamuoju ryšiu veikia genetiką, genus ir tą dimensiją, kurioje yra ypatingai jautrus sąlytis su informaciniu srautu, struktūriniu, kurį vadiname siela. Ir kokį poveikį
destrukcinį, dezorientuojantį poveikį gali daryti išorė sielai. Arba tiesiog valdyti genetiką. Kodėl tai aktualu dabartinėme laike? Klonavimas. Vėlgi dėl sudėtingos biologinės situacijos, mirčių ligų statistiką pasižiūrim, pasiklausom, kas darosi su gydymais, kurie technologiškai vis labiau tampa pažangus, bet rezultate vis mažiau grįžtamojo ryšio į gerėjimo mirčių ligų statistikos. Tai esam tokiam aspekte, kad vienas iš sprendimų pereiti prie ypatingai stagnuoto biologinio režimo, tai yra klonavimo. Vietoj to, kad palikti sąlyginai chaotizuotam egzistencinės atrankos principui, kuris, nors mums žmonės ir atrodo dalinai stokojantis sveikos logikos, jisai savitas tuo, kad ten sužiūrima ir trumpalaikės aspektas, ir ilgalaikiai planai, ir multidimensinis, tai yra visų kitų žaidėjų šitoje egzistenciniai spiraliai, interesai ir optimizuojama, kad eigoje būtų kokybiškai harmoninga sąveika, slėgis taip vadinamas, nes jeigu mūsų visata, jeigu pagal sakralinę geometriją, ją galima schematiškai atvaizduoti kaip tam tikrą tūrį, kaip tam tikrą figūrą. Reiškia, jeigu tai yra sąlyginai baigtinė figūra turinti kraštines, tai yra sistema, kuri yra iš vidaus jautri slėgiui. Kaip garo katilas, kuris gali, jeigu slėgis kokybiškai išvedamas, jisai veikia kokybiškai, bet jeigu užsikemša, kad ir vamzdis, tai kad ir nervai, jeigu užsikemša, kažkuriuo metu gali sprogti. Ir kaip sakoma, atitinkamai, ypač šeimoje, turi aplinkiniai su kitų nervais skaitytis arba iš anksto savo priminti, kad absoliuti laisvė kainuoja tam tikrų sprogimo amortizavimą, Čia toksai moteriškai auditorijai suprantamas paaiškinimas, kad būna, jeigu per daug tampamas moteriškas vidinis slėgis už ūsų, kaip tas katinas. Minkšta letenėlė, bet gali išskleisti ir aštrius nagus. Tai yra pažeisti, įvykdyti pažeidimus. Tai grįžtant atgal, apie slėgį ir apie egzistenciją, per šitą pavyzdį mintis ir buvo ta, kad yra labai svarbu suvokti, ant kiek daugiasluoksnis ir daugiakryptis yra interesų derinimas. Ir iš to atsiskleidžia erdvės perprasti, kokias rizikas kelia klonavimas. Tai yra kažkas kažkokias tai ribas, jeigu tos ribos tikrai super intelektualios, bet tam tikrą prasme riboto intelektualumo, riboto gebėjimo suvokti mikroegzistencinių žaidėjų įtakas, poreikius ar galimybę netgi keršyti, jeigu juos užknisi, kuria žmogaus aparatą, biologinį judėjimo aparatą, tai yra žmogaus kūną. Ir yra tokie planai astraliniame energetinėme lauke, kaip pereiti prie klonavimo, kai yra patogi sistema, kai yra iš anksto suderinami visos plius minus charakterio savybės, išvaizdos aspektai, pseudo. Nes atsparumas ligoms yra labai sudėtingai kontroliuojamas, bet taip kažkurį laiką supresuoti galima.
Tai yra pseudoatsparumas ligoms, na, ilgaamžiškumas ir visi kiti dalykai. Tu teoriškai gali tai padaryti. Kaip įkūnyti sielą į tokį ypatingai izoliuotą indą, yra dar vienas planas, įdomus sprendimas, idėja fix. Įdiegti mikročipą pradžioje, po to yra planai, kad jau įrašinėti programas tiesiai į biologinį substratą, į ląstelę, į geną, bet pirminis, kas jau realiai yra kokie bandymai vykdomi, tai yra integruoti mikročipą su sąmonė, dalinai jau išvystytą sąmonę, kaip kad dabar suprantam dirbtinis intelektas, kurį atitinkamai daug dabar yra informacijos, kad bendraujant su dirbtiniu intelektu, tai tu jį ugdaisi pagal save. Tai reiškia, grįžtant atgal prie klonavimo, yra toksai sprendimas, tokia energetinė linija, siužetinė, sakykim taip, jeigu mes darom tyriamąjį seansą su pasąmonė susijusi, kurioje auginami klonai. Klonams yra įdiegiamas, labai patogu, nes, kaip sakoma, išvengi tos stadijos, diskomfortiškos stadijos, pampersus keisti, ne? Į mokyklą vesti, abėcėlės mokyti, šaukštą laikyti, košę maitinti, ar tvarkyti visas sukarpytas užuolaidas, ar dažyti išpaišytas sienas namuose, ne? Tokių buitinių dalykų, kurie deja, bet egzistuoja. Ir dalinai atima tą tėvystės malonumą. Viso to išvengia ir tu gauni iš karto sąlyginai sąmoningą, tai yra užprogramuota prioritizuoti tam tikrų kampų, traktuoti aplinką ir veikti pagal tam tikrą imitaciją to, ką vadinam sielos misija, individą. Ir tai yra, į kurį įsikūnija dirbtinis intelektas, taip, kaip siela įsikūnija į paprastą biologinį kūną. Bet vėlgi, kadangi gamtoje taip yra, kad visame kame yra sąryšis, tokia sąlyginai izoliuota, prioritizuojanti tik jau iš anksto užprogramuotus veikimo modelių sistema, jinai vis tiek gyvena, vaikšto toj pačioj žemėje, kur yra tam tikri atitinkamai ją veikia mikroorganizmai, gravitacija, visos kasdienės biologinės jėgos, jinai jau patiria kažkokią tai priešpriešą ir išskiria kažkokį tai atsaką, ne? Plus, tai yra, kad ir kaip būtų izoliuota, tarkim, klonas, ne, su dirbtiniu intelektu. Jis yra traktuojamas kaip labai saugi alternatyva, nes net ir būdamas sistema, kuri veikia signalų priėmimų perdavimo, ranką valdyti, ne, net ir klonui reikia nusiųsti signalą iš centrinės operacinio branduolio į kažkokią tai periferinę. Tai net ir toks, jisai siunčia signalus, sąlyginai, net ir jeigu jie ypatingai gerai izoliuoti perspektyvoj, elektromagnetinis laukas aplinkui, fotoninė spinduliuotė, tai yra mikro dalelės, kurias išskiria visą, kas gyva ir kurios veikia kaip rentgenas. Tai yra jos prasismelkia iki pat giluminių struktūrų, iki tol, kol sutinka viduje savo atspindi, tai yra mikrofotoninė dalelė, sutinka mikrofotoninę dalelę objekte ir tada sustoja ir susijungia, formuoja tą vadinamą vesica pictures, tai yra jungti, kryžminė jungti ir iš to gimsta vienoks ar kitoks vienetas dalelė, kurią jau nagrinėja visi fizikai, ten narstydami, kas ten tose
tonose vyksta, ne? Tai koks poveikis vis tiek yra ir tai ir sukuria pasąmonę. Tai yra kažkokią atskirą struktūrą, kuri pamažu kaupiasi ir turi savo kitokius interesus ir galvoja, kaip čia mums išsianalizuoti, kokius čia mes dar resursus išorėje turim ir kuri veikia kaip, jeigu atsimeni, Diuma romaną, Trys muškietininkai, tai jau toks geras posakis yra pilkasis kardinolas Rišeljė. Tai yra kažkas, kas teoriškai yra nuošalyje, bet sugeba per sudėtingus ryšius, intrigas, slopinimus, aktyvinimus veikti sprendimus tų, kurie galvoja, kad jie yra vienatiniai vadovai ir vienatiniai lyderiai. O kai kažkas pradeda veikti sistemą savo tikslais, kuri galvoja, kad jinai yra visapusiškai vienvaldė, ką mes tada turim? Tai tada gaunasi autoimuninės reakcijos aspektas. Tai yra interesai. Kažkieno interesai turi būti užslopinti. Užslopinti interesai veda į fanatizmą. Ir užslopinti interesai kūrė tokias situacijas, kurios arba baigėsi tuo, ką vadinam užvaldymu, apsėdimu, kad staiga pasikeičia galimybės pasitikėti tuo, ką Elė deklaruoja ta būtybė, arba visiška priešpriešos sunaikinimas ir ryšio praradimas. Tai šituo atžvilgiu vėlgi tai yra labai sudėtingas klausimas ir jį nagrinėjant reikia veikti labai atsargiai, nes tu kuri, ypač jeigu garsine, tu kuri precedentą tam atsirasti. Nes garsas yra kuriamoji gyvybė įkvepianti, kuriamoji ypatinga trinti perkrovą sužadinanti banga, kurios pasakoja tai, kas yra vienoj dimensijai, gali, kaip tas pumpuras, susikaupti tinkamas slėgis ir išsprogti, turi gauti vaisių. Tai yra viena dimensija, tu gali pastumti vieną dimensiją, vieną mintį kaip kažkokią atskirą izoliuotą, kažkieno planą kaip atskirą izoliuotą mikrodimensiją, akumuliuotis ir pereiti į šitą dimensiją ir tapti kaip virusu, kuris sugeba ypatingai multiplikuotis, nes kita dimensija, kažkas labai mažo kalibro, pasiekti genetinės struktūras, ten įsipatoginti ir replikuoti save, dauginti ir kai turėsim aspektą, kad pasikeičia realybė. Tai aš, ką tik ir kalbėjau apie įgarsinant tam tikrus planus ar laiko linijas, yra rizika, kad tu gali jas perkelti į šitą laiko liniją, bet be deramos apsaugos, be deramo kompleksinio elastingumo, kurio pasakoje visi sugeba perprasti, kokia viso to esmė ir adaptuotis. Dar vienas toks smalsus, aktualus dalykas. Ar gali turėti čakras tie, kas klonais vadinamas, Tai reikia dar vienas dalykas, kas yra irgi svarbu. Kiekviena čakra gali būti traktuojama vėlgi kaip pasąmonė.
dar viena abstrakcija, dar vienas tęsinys ir plėtinys, kuris tiesiogiai susijęs, apie kurį gali galvoti žmogus, įgarsindamas, sakydamas, o aš pašnekėsiu apie pasąmonės temą. Čakros. Kiekviena čakra, energetinis darinys, irgi gali veikti kaip atitinkamas pasąmonės ekvivalentas ir jisai gali uždominuoti, nes čakra tai yra elektromagnetinis sūkurys, o sūkurinė jėga, jinai ką daro? Įsiurbia, įtraukia, sukuria tam tikras slėgio perkrovas, o visa realybė, visos dimensijos, net pradedant nuo ląstelės viduje, pradedant žmogus su žmogumi, žmogus ir oras, žmogus ir aplinka, žmogus ir socialinės struktūros, viskas veikia kaip susisiekiantis indai. Vienoje vietoje kažką paspaudi, pamažu, kad atitinkama sparta, bet visuomet pasikeičia ar skysčio lygis kitoje struktūroje, bet įvyksta reakcija. Vienokia ar kitokia, proporcinga pirminiam poveikiui, bet reakcija įvyksta. Tai lygiai tas pats yra ir su čakromis. Jos gali veikti, gali uždominuoti, sukurti tarpdimensinę, tarpdimensinę autokratiją. Nes kas tai yra čakra? Čakra tai yra, kiekviena čakra yra susijusi su fiziniu organu. Arba, netgi jeigu mes kalbėsim apie mechanizmus, struktūras, energetiškai atitinkančias sąvoką čakrą turi netgi kiekvienas kompiuteris. Nes kažkokia tai detalė, kuri yra ypatingai, jau turi savo atskirą baigtinę struktūrą ir atlieka tikslinę funkciją, jos išspinduliuojamas elektromagnetinis laukas, jis yra kondensuotas ir jis yra astrališkai, jeigu žiūrėti, jisai jau yra sūkurinis. Tai yra, jisai turi savo tam tikras baigtinės ribas, o tas, kas turi baigtinės ribas, tas jau tam tikrą prasme turi intervalą, dėžutę, veikti atramą, kad galėtų veikti kaip sąmonės ekvivalentas, kaip jau yra sąlyga, pagrindinė sąlyga yra savęs suvokimui. Intervalas, koncentravimasis, kažkoks tai baigtinės ribos analogą atitinkantis darinys. Tai čakras, jeigu suprasime pagal principą jų veikimo esmę giluminę, turi visi organai. Dėl to yra ir susijęti su čakromis, nes organas yra koncentruota, jis sąlyginai izoliuota, tam tikrą prasme būtent pirmiausiai savų interesų, savų funkcijų paisanti dalis. Tai kaip valstybė valstybėje, ne? Ir dėl to jisai formuoja energetinius signalus ir su išorė, bet jo viduje, kad visos ląstelės būtų kokybiškai sulipusios į tą organą ir veiktų, atliktų atitinkamas funkcijas, signalai yra daug labiau suspausti, glaudesni, tikslesni ir atstumas yra tam tikrą prasme ciklinis. Tai yra, nueina iki organo vienos kraštinės, iki kitos, grįžta atgal, visus apibėga ir, kaip sakoma, visi dirba kaip viena komandinė estafetė. Ir ta viena komandinė estafetė, jinai išspinduliuoja kitokią energiją. Ir ta energija, tankesnė, sulipusia į vieną darinį energiją, ir ta energija ir yra suvokiama kaip čakros. Tai vienas organas gali, tam tikrą prasme, vienas organas gali perimti, tapti pasąmonę, tai yra, jeigu jisai yra gyvybiškai svarbi atspara, kad organizmas galėtų funkcionuoti, jisai perima naštą iš kitų fizinių struktūrų, jam yra suteikiama galimybė veikti žmogaus sąmonės interesus,
kad jisai atsidurtų tokiose situacijose, susidomėtų tokia veikla, ne, tokiais emociniais būviais, kurių metu išsiskiriantis hormonai, išsiskiriančios medžiagos smegenyse, kurios po to eina į kūną ir kurios yra gnaibomos kaip pirminė tešla kūnui reikalingoms medžiagoms, išskaidomos į popieriaus lapus, kurių pagalba kūnas siuntinėja vienas kitam savo raštelius ir susiderina, kaip ir ką daryti, kam ko praneša, ko reikia, ką atsiunčia. Ir vat visą tai tada tu veiki pagal tai, kaip tam tikrą prasme pasąmoningai tave koordinuoja tavo skrandis, tarkim, ne? Tai mes galbūt apie tai kalbam šiek tiek supaprastintai, galbūt taip konkretizuotai, bet reikia atkreipti dėmesį, kad vis tiek tam tikrą prasme, net ir veikiant tokiu principu, gyvenant iš skrandžio, gyvenant iš kepenų, gyvenant iš tulžies pūslės, vis tiek anksčiau ar vėliau atsiranda, yra kreipiama paraleliai dar viena linija, kad tu ieškotum sprendimų, kaip susigrąžinti tą fizinę sveikatą į tą bendrą kokybišką lygį, kad nuimti tas apkrovas nuo skrandžio ir kad tavo sąmoningumas iš siaurai pasąmoningai sąmoningo taptų vientisai holistinis. Nes kitaip, ilgą laiką veikiant, pavyzdžiui, jeigu kaip iš skrandžio, kaip vedamosios sąmonės ašies, tas skrandžio čakra, energetinis vienetas, jisai irgi patiria perkrovas, jisai tampa perdėm astrališkai, jisai tampa perdėm tirštas ir formuojasi tam tikrą prasme kaip tas, kas dar nėra iki galo, kam trūksta dar subręsti, kad taptų vientisa siela, nes iš čakros irgi yra sielų analogai. Per anksti įgauna galę, energetinę skvarbą, kuri prastai būdinga sieloms. Ir tada tu turi tokią situaciją, kad pasąmoniniai reiškiniai dėl tam tikrą prasme informacijos vienos sielos, vieno individo, jį išauklėjusių asmenų, informacinio išsilavinimo trūkumo, per prastos priežiūros tau patikėto fizinio kūno mityboje, holistinėme, mikronutrientinėme aprūpinime, sukuri precedentą sielos atplyšimo, naujos sielos pagaminimo precedentą, bet jisai yra su tam tikrą prasme sąlyginai brokuotas. Tai yra, tu sukuri virusą sielą, kuri yra kaip virusas, kuri yra sąlyginai stokoja, na taip, galima pavadinti galbūt netgi demoniškos prigimties. Tai yra stokojanti kokybiško vientisumo ir kokybiškos polarizacijos pasiskirstimo į moterišką ir vyrišką pradą. Tai yra, kad turėtų įrankius adaptuotis, kada traukti, kada stumti, kada išsilenkti. Tai yra sudėtingas aspektas, nes tai tolygų situacija, kaip dabar paimk mėsaėdį dinozaurą ir paleisk tu į mūsų miškus ir laukus. Kas bus, jeigu jūros periodo parką čia dabar atvesi? Bet mes čia kalbam apie tai, kaip interferentai atsiranda arba gauna prieigą prisijungti. Viskas yra susiję. Interferentai irgi gauna prieigą. Tam tikrą prasme tai gali versti ir interferentu, labai galingu interferentu, kuris netgi atitinka savoką karmos valdovai. Tokiu būdu, matai, kaip viskas kompleksiškai sudėtinga, primityviai paprasta tam tikrą prasme,
ir net kažkaip atgrasu suvokti, nu, kažkas ten skrandžiu per mažai pasirūpino, ne, ir čia dabar iš skrandžio, tipo, gavosi kažkoks, tai, tipo, napusinio pasaulio koščėjus. Bet tokia yra pasąmoninė mechanika, pasąmoninė energetika. Interferentai taip, atsiranda taip, mes praeitą kartą kalbėjom, šiek tiek lietam šitą temą, sakydami, kad interferentai atsiranda tada, kai fizinio kūno struktūriniai pažeidimai suteikia galimybę jiems įsižeminti, susikabinti su fiziniu kūnu. Tai yra fizinėme kūne yra arba dezorientuotos, pažeistos ląstelės stokojančius gebėjimo išlikti kolektyviniai visumoj, ir jos tada siunčia signalus, ieško prie kokio šeimininko bendruomenės kitos, ne, su kuria galėtų palaikyti ryšį. Jos pritraukia, užmesga ryšį su tomis kitomis sąmonės formomis už kūno ribų vadinamomis interferentais, ir pagal gaunamas instrukcijas tada arba pradeda išskirinėti tas destruktyves medžiagas, kad dauginti tokių ląstelių kiekį ir jungtis į bendrą masę, kuri vadinama liga, defektai ar vėžys, arba, tarkim, tapti tvirtovę, izoliacinę struktūrą, kur gali įsikurti virusai, gali įsikurti kitos patogeninės formos, ir jos jau yra tiesioginiai tiesiogiai fizinės manifestacijos to, ką mes vadiname interferentais. Tai vėlgi daug visko kompleksiškai susieto, sudėtingo, bet jeigu kažkurį tai aspektą prašoksi, iš karto formuojasi taip vadinamas izoliacinis burbulas ir žmogiškoje sąmonėje kuriasi perkrovos. Dėl bent kažkiek tai įvardinant, tu palieki tam tikrą takelį, giją, per kur reguliuojasi slėgis, įtampa, susinervinimas, poveikis save suvokiančio aš struktūrai, pasąmoninis poveikis, kai veikiama kitose dimensijose arba kasdieniam gyvenime. Tai, nes kadangi tu paminėjai interferentus, o interferentais dažniausiai domisi paprasti žmonės, kuriems kasdienio gyvenimo reikalus norisi sutvarkyti per aplinkui, pasižiūrint per energetinės, dvasinės struktūras, tai vėlgi, į tai yra atkreipiau dėmesį, kad tiem paprastiem žmonėm yra labai svarbu turėti grįžtamąjį ryšį tarp sąvokų, kurias jie girdi, kuriomis jie suvokia kitas dimensijas, negu kad ta kasdienio gyvenimo buitinė dimensija. Nes ten iš tiesų yra padėtum ragelį, išeitum į darbą, tu fiziškai atrodo esi toje pačioje žemėje, bet jeigu energetiškai žiūrėti, tai tarytum tu išėjai iš vieno burbulo, perėjai į kitą. Tai jeigu tu tikrai sugebėjai išeiti, o jeigu tas išėjimas tolygų, kaip miške brautis per šabakštyną, koks išeini, visas aplipęs, bala žino kuo, gerai, kad dar jeigu be išdraskymų, o gali išeiti ir be rankos, kojos ar akies, tai yra pažeistas, gali būti susikurti perkrovos, kurių pasekoje pažeidžiamas energetinis kūnas. Energetinis kūnas visuomet, tai yra tokias kaip šaknis suleidęs tavo fizinį kūną, organai, ląstelės, tai kepenys, plaučiai, akis, bet kas, ne? Akis trūkčioti gali pradėti, vien dėl to, kad pasėdėjai, kaip sakoma, prisiklausai daug gražių frazių, abstrakčių, visiškai kitokį
energetinės būsenas, kitokius smegenų dažnius, skatinančius terminus ir tada su jais išėjai į kitą dimensiją, į darbą, kur tau iš karto perkrovos, nes tau sako, kaip tu čia dabar su balerinos batais atėjai į, kaip sakoma, į tvartą mėšlo mėžti. Tai yra funkcionalumas krenta. O kai krenta funkcionalumas, reiškia, patiri daug diskomforto, o išeiti iš to komforto zonos, na taip, visi apie tai labai gražiai pasakoja, bet iš tiesų yra sudėtinga, ne? Čia, žodžiu, priminimas atsargiai klausyti visų pasakotojų, kurie labai mėgsta įvesti į tam tikras specifinės tokias būsenas. Taip, tam tikrą prasme, tai yra ne tai, kad priminimas dabar visko bijokite, bet tai yra paskata suvokti, kad jūs veikiate iš skirtingos būsenos, iš skirtingos, netgi jūsų raumenys skirtingai veikia, skirtingi endokrininiai, nerviniai, mąstymo pajėgumai skirtingi, jumise tada aktyvuojasi. Jūsų raumenis veikia skirtingai, jūsų vidaus organai veikia skirtingai. Ir jeigu jūs galite dėl to patirti efektą, staigiai persijungia į kasdienius darbus tokį, kokį patirs sportininkas, net ir profesionalus, jeigu jisai staigiai išlėks į krepšinio aikštelę be apšilimo. Tai yra visur vis tiek dalyvauja tam tikras imuninės savisaugos arba apšilimo savistabos aspektas. Jisai privalomai ir nėra taip, kad tu gali tik tai numesti atsakomybę. Va šitas prihipnotizavo ir pripasakojo. Yra abipusė prievolė. Vaikams galbūt dar taip, bet už tai vaikus ir techniškai iš esmės draudžiama į tokias temas įvedinėti be atsakingo suaugusio priežiūros, ne? Net jeigu mes kalbam apie visokias Steinerio teorijas, Waldorfo mokyklas ir visokius kitokius dalykus, ten yra paruošti atsakingi suaugę, kurie buferizuoja tas galimas perkrovas. Tai va taip, reikia žinoti, reikia girdėti, kad visur yra viskas ir visur išėjimai į kitas dimensijas, pasąmonės kapstymai, reinkarnacijos, tai yra ta pati mechanika, apie kurią kalba mikrobiologai, imunologai, sakydami, jog jūs nuolat sąveikaujate, jūs nuolat deratės, kariaujate, kolonizuojate, urbanizuojate arba kaip tik pasuojate, atiduodate vardan išlikimo kažkokią tai dalį, kažkokį tai derlių, kažkokį tai duoklę mikroorganizmo. Čia visur yra tas pats, yra kažkas tai mikro veikiantis kaip makro, kuris yra tau paslėptas už to, ką tu matai ar ką tu manai, kad matai. Tai yra už suvokimo ribų, nes visas mūsų suvokimas yra grįstas vizualika, net jau daro kokias manifestacijas arba pasaulinės meditacijas, juk visada dalyvauja vizualizuokite. Tai yra matykite, bet tai tu matai visuomet dvi dimensijas, išplokštintą vaizdą. Plius minus gerai 2,5. Bet tai be suvokimo kažko, kas tau padeda apdoroti matomą vaizdą ir išgirsti dar papildomai, kas už jos slepiasi, yra didelė rizika. Rizika patirti perkrovas. O perkrovos tai traumos. Kaip kas supranta traumą, čia jau kiti aspektai. Čia dar ir tai, kas pas tave pasąmoningai įrašyta tavo genetikui. Dėl to mes prieš seansus ir po seansų sakom žmonėm, kad šiek tiek ramiau, lėčiau ir nesimti nei jokių darbų, nei kažkur bėgti, žodžiu, tiesiog toks ramybės metas turėtų būti. Nes seanso metu, ką jūs žadinat, mes įprastai paprasto kasdienybei. Kasdienybė yra sukonstruota veikti maždaug ties alfa, beta diapazono, ne?
Tai yra skirtingas smegenų dažnis, kuris reiškia, kad jisai reikalauja atitinkamų cheminių formulių, atitinkamos avalynės, ane? Turbūt paprastas toksai paaiškinimas. O kai žmogus ateina į seansą, nenori pas jį, jame įvyksta cikliškumas. Ypatingai pas jį suaktyvėja tie vadinami aukščiausi dažniai smegenų ir tuo pat metu suaktyvėja teta, delta dažniai, ribinės sapno būsenos, nes jūs kalbate apie tai, kokiomis sąlygomis, kokiais ištekliais jisai atėjo, gimė į šį įsikūnijimą ir ką iš to dar galima peržiūrėjus, ką galima išspausti, pakeisti. Tai yra, įvyksta sąlyginai, galima sakyti, teisminis posėdis, atvejo vadyba, kurioje jūs advokataujate junginyje, tam tikrą prasme, pokalbėje su to žmogaus genetinė struktūra ir su tais energetiniais vienetais, laukais, sąmonės formomis, kurios turi galę veikti tą genetinę struktūrą. Ir deratis, čia taip pat buvo žadėta, įvyko taip, bet žiūrėkit, čia dar yra potencialo, jį galima pakeisti. Tai taip jūs advokataujate ir tai yra kitokie, jūs tam tikrą prasme jį išoperuojate, nuskausminate žmogų, išoperuojate, perrenkate ir dėl to aš sakote dabar atsargiai, nes turi praeiti kažkiek laiko, kol atsistatys vėl smegenų dažnis ir jisai galės pilnai veikti, adaptuosis grįžti į standartinį modulį. Tai yra veikti taip, kaip yra, ko tikisi standartinė realybė. Tai yra prisitaikyti tam ne tai, kad staiga vėl užmigti, bet prisitaikyti išoriniam spaudimui, koks būdingas, jeigu tu eini į darbą, eini į parduotuvę, gryninės iš kortelės pinigus ir atlieki standartinius veiksmus. Tai atrodo, kas čia sudėtingos, savaime suprantama, bet ne, energetiškai tai yra daug, tu turi sujungti vienu metu, kokybiškai sudėti daug kiaušinių į vieną, taip, tam tikrą prasme, kaip dimensijas, net veikimą iš skirtingų, pavyzdžiui, teta, smegenų dažnių, galima palyginti kaip daug kiaušinių vienoje krūvoje. Per daug pakratysi, pradės anksčiau laiko kiaušinienę varvėti. Įmanoma kažką iš to dar po to surinkti ir suskrebenti, bet jau atitinkamas diskomfortas ir atitinkamai keičiasi rezultatas. Tai dėl to taip. Tai yra labai svarbu atkreipti žmogaus dėmesį, kad jo pastabumas kasdienėse situacijose yra pakitęs. Tai yra, jisai turi vėl tam tikrą prasme priminti savo, kad jam yra sugrąžinta atsakomybė už jo saugoti savo fizinį kūną. Nes kažkokiu taip metu, seanso metu, jūs perėmėte tą atsakomybę. Ir išnarstėte, tvarkėte, advokatavote, keitėte, neutralizavote interferentus, tai tam tikrą prasme operacija ir teisminis procesas įvyko. Ir dar žmogui reikia grįžti su tais visais pokyčiais, prisitaikyti prie savo gyvenimo. Reabilitacinis periodas po sėkmingos operacijos yra savaime suprantamas dalykas, ne? Čia lygiai tas pats. Jam yra laikinai sugrąžinta kitokią perspektyvą, bet vėlgi, jeigu žmogus tikisi, kad jisai po tokio seanso išėjo kaip naujas ir jisai vengia prisimti jam sugrąžintą atsakomybę saugoti, keisti,
sveikatinti savo fizinį kūną perspektyvoje, tada jisai vėl nori, nenori, bet atsidurs interferentiniai simbiozai, nes jisai kitaip, arba save nugalabys anksčiau laiko. Tai yra išves iš šitos realybės, panaikins tą kliūtį, fizinį kūną kaip kliūtį, trukdantį jam skraidyti, likti toje dimensijoje, kurioje jam patogiau. Tai kurioje jisai tam tikrą prasme yra, kurią jis bet kada gali pasiekti minties pagalba, jausmo, be kūnio pavidalu. Tai čia daug yra niuansų šitame aspekte, juos irgi yra ką gilintis ir ką išplėsti, bet jeigu taip pat kiek įmanoma konstruktyviau ir nuosekliau, tai toksai būtų patikslinimas. Tai yra atsakomybė. Po seanso yra labai svarbu priminti žmogui, kad jisai visgi pagal visas egzistencinės taisyklės atsakomybė už jo fizinį kūną yra jo pirminė prerogatyva. Tai reiškia, kad tam tikrus pojūčius turi susirasti. Ir per tos pojūčius, ir dar vienas įdomus paradoksas, per tos pojūčius vėl sugrįžta sena gera komanda, kuri pasiruošusi kuo optimaliau padėti jam valdyti, sielai valdyti tą kūną, sąmoniai, asmenybei ir atkreipti dėmesį, išgirsti, pamatyti, rasti tuos sprendimus, kurių jie tam tikrą prasme ir siekia, eidami į regresinę terapiją, nes jie pirmiausiai siekia kokybiškesnio ir geresnio fizinio gyvenimo, emocinio komforto, kuris iš tiesų kyla iš fizinės sveikatos lygmens. Viskas taip susiję. Tai taip, tai kaip mes kalbėjome apie smaragdo lenteles, atsimeni, ir tą Hermio doktriną. Kaip viršuje, kaip taip danguje, bet iš tiesų tai yra tai yra tik abstrakcija, viskas persipynė, ypatingai glaudžiai ir viskas tam tikrą prasme yra kaip DNR struktūra. Tai yra viskas yra sudėtingai koduota ir viskas gali būti perrenkama ir formuoti. Tas pats išteklius gali formuoti gausybę naujų derinių, priklausomai nuo aplinkybių, gausybę naujų struktūrų, naujų sąsajų. Viskas nuolatinėje kaitoje, bet tuo pat metu išlieka egzistencinė bendrinė ašis. Ir jeigu tu primeni savo, kad matai, girdi kažką visiškai kardinaliai skirtingo, bet kažkas čia turi būti bendro, nes privalo paklusti, tai yra, absoliučiai beribė taisyklė, viskas turi, kokia bebūtų, tu gali keisti, ką nori, kaip nori, iki kokio masto, bet yra tam tikra centrinė ašis, kurioje tu privalai išlaikyti, jungti, tu vis tiek privalai būti tam tikro medžio šaka. Tai yra būti prisitvirtinęs prie bendro kamieno. Bet, aišku, žinai, kokios šakos yra milžiniškos. Išsišakojusios daug visokių, vos ne kaip atskiro medžio pavidalas gali būti viena šaka. Ir tu gali matyti vieną šaką, jeigu tu nufotografuosi, išimsi ją iš bendro paveikslėlio, tu pasuk ją 90 laipsnių kampu, ką tu matysi? Naują medį. Taip. Ir tau atrodys, kad tikrai šitie dalykai, jau čia kardinaliai nulis sąryšio. Tai va čia yra tas kaip čia pasakyti, ta indulgencinis aspektas, toleruojantis interferenciją, duodantis regresologams darbo, kad legalu daryti poveikį, jeigu tu vis tiek išlieki
ryšyje su bendrinė struktūra kažkur ir tada atsiranda galimybė sąlyginai manipuliuoti. Tai yra, bet tau nėra draudžiama tą sąryšį užmaskuoti. Na, tai yra išimti iš konteksto, pasukti šiek tiek, papuošti gėlytėm, medžio šaka gali nuslinkti ir uždengti, kaip nors taip visą kamieną. Ir jeigu tu, kaip sakoma, paskubėjai, argi šaka kalta, kad jinai tenai kabo ir tau taip susirodė. Techniškai energetiniai, vibraciniai laukai, jie išlieka. Bet pojūtis yra pagrindinė gairė ir dėja tai yra liūdna, kad būtent pojūčio suvokimas taip degradavo mumise. Tai ugdyme asmenybės, apskritai asmenybės ugdymas, naujo vaiko atsiradimas, augimas, lavinimas, jisai yra kaip pagalbinis, turėtų būti pagalbinė bendruomeninė veikla sielai, sustiprinti sielą, kad jinai gebėtų persinešti, turėtų laiko persinešti ankstesnės patirtis, jas suvokti, suderinti su savo dabartinė situacija, pasidaryti genetinį auditą, kur dabar kokiose čia gijose, kokiose čia vijose, spiralėse jinai teka tam tikrą prasme. Bet be suvokimo dėl ezoterinių visų tų mistinių žinių, josgi tam tikrą prasme vis sutraukiamos, kondensuojamos, koduojamos į vis labiau perkeliamos kitokias frazes ir tada jau nauja karta praranda ryšį su ką turėjo omeny ta ar ana frazė, tas ar anas posakis, kiek savyje informacijos jisai nešė. Kokia esmė tokio programavimo. Ir tu turi, tada gaunasi, kad nenori operuoji pasąmoningai, formuojasi pasąmonė, tai yra kažkoks vėlavimas, kažkoks tai automatizavimas. O iki kurio amžiaus dažniausiai paprastai siela įeina į vaiko kūną? Iki kiek tas kalibravimas įvyksta? Turbūt visą gyvenimą galiausiai, bet tas kertinis koks amžius? Siela atsiranda tame kūne. Siela netgi, sakykim taip, siela įžeminama genetinėje struktūroje. Tai genetinė struktūra susiformuoja tą pačią akimirką, kai susijungia tėvo ir motinos genetinių ląstelių branduoliai. Tai jau yra siela. O kaip kokybiškai ji gali audituotis tą naują savo saviraiškos įrankį, kūną, čia jau priklauso nuo daugelio aplinkybių. Ir vargu bau, ar tu įtvirtinsi amžių, kad iki čia ir viskas. Tai vyksta nuolat, priklausomai nuo, ir aišku, kertinis momentas yra lytinis aktyvumas. Nes ypatingai reikšmingas atrakinantis momentas yra tos substancijos, tos hormoninės proporcijos, kurios išsiskiria, kai jau organizmas lytiškai subręsta. Bet dabar ką mes turim? Mes turim problemą, kad vaikų lytinė branda, biologinis laikrodis nusimušė. Vaikų lytinė branda, kuri turėtų prasidėti paauglystėje, jinai dabar praktiškai prasideda kai kuriais atvejais net gimdoje, nes lytinės ląstelės jau, kad embrionas išsivystytų, jos jau turi veikti N kartų padidintų režimu ir kompensuoti tam tikrus aspektus
smegenų veikloje, kurie yra apsunkinti, nes signalų perdavimas kaip gyvybės pagrindas, kaip sielos gebėjimas kalbėtis, valdyti kūną, siūsti signalus iš ląstelių branduolių, iš genetikos, priimti signalus, dėrėtis, sudarinėti naujas kombinacijas, kad reaguoti kitaip į situacijas. Visa tai yra apsunkinta. Ir dėl to esame sudėtingos deformacijos kulminaciniam pike. Štai visi taip kalba apie prabudimus, apie vienokius ar kitokias pastangas, pokyčius. Ir taip. Ir dėl to aiškus, tikslios linijos yra išblukusios. Ir aš tau galiu pasakyti, 7 metai prisidengti Steinerio, kaip autoritetu, ten dar kokiu nors alternatyviosios ezoterikos pedagogų, bet tai jau bus, tam tikrą prasme, iliuzijos kūrimas. Mes taip galim manyti, bet pagal faktinę būseną, kuri nuolat keičiasi, nes yra daug įtakojančių veiksnių, iškraipančių pirminės taisyklės, yra kitaip. Kai kuriems lytinė branda prasideda dar būnant motinos gimdoje. Bet tiesiog lytinės brandos sąvoka, jos įtaka asmenybės intelektualumui reikia suvokti daug giliau, nei tik tai koketavimą su priešingos lyties atstovu ar tą taip vadinamą libido išsiskleidimą. Tai yra gerokai platesnis aspektas. Įdomu. Įdomu, kurią laiko liniją nukeliaus žmonija iš tiesų. Įdomu, dėl laiko linijų mes jau žinai, kaip aš tau pasakysiu, čia yra kitas dalykas. Laiko linijų kurti jau erdvės trūksta. Dabar yra toks momentas, kai yra tiek prikurta, tiek viskas defragmentuota, tiek prikurta laiko linijų. Dabar yra kalba apie tai, kaip kokybiškai, dabar yra laiko diplomatija. Yra kaip kokybiškai rasti bendrinius sąlyčio taškus, perprasti, kuriuose vietose, kokiais skirtingais žodžiais, skirtingos laiko linijos kalba apie tuos pačius prioritetus ir kaip juos, taip sakant, atmazgoti, susodinti prie bendro stalo ir vėl sugrąžinti į vieną bendruomenę. Dėl to, tarkim, atsimenu, mes kalbėjomės, kad vienas čia iš tokių pranešimų bylojo, jog Tibete čia pavasarį susirinkę šviesos meistrai paskelbė tokią idėją, kuri labai abstrahuojant kalba apie tai, kad reikia fokusuotis į finansinę veiklą ir iš tos finansinės veiklos skleisti, kurti gėrį. Tai paviršutiniškai tai galima taip traktuoti, kad tipo dvasingieji įsijungia į ekonominį, į ekonominių, kaip sakoma, ekonominės kasybos režimą. Bet techniškai iš tiesų mintis yra ta, kad per tokią informacinę žinutę yra kalbama apie tai, kad jau suvokiama, kad teiginiai, mes išeisime į 5 dimensiją, jūs liksite 2, jie jau patys iš savęs išsikrovė. Jie nėra vietos, kur išeiti ir kur patupdyti naują dimensiją ir izoliuoti ją taip, kad jie jau purvini, miegantis 2D, kaip sakoma, šliužai, tavų kopūstų, be šansų mažai, šansų sėsti tavus kopūstus prarastų. Ne, viskas yra taip, viskas susimalta, kad reikia ieškoti sąlyčio taškų, kaip sąveikauti, kaip išsigryninti ir kaip kurti bendrą, harmoningai bendrą sąveiką. Nes sąveika šiuo metu yra virusų pagrindais.
virusinės invazijos pagrindais, bet jau ne tam pačiam virusui pritrūko vietos, kur plėstis. Ir čia jau tada klausimas, mano priešo priešas yra mano draugas. Tai tam tikrą prasme anksčiau visi rūmojo, bylojo apie tai, apie piniguose slypinti dvasinės korupcijos aspektą. Tad dabar visi suprato, kad jau viskas taip užsukta ir taip paremta, net ir energetinėje plotmėje, ta dinamika, kuri veikia kaip pinigo samprata, kad jeigu ją naikinsi, kaip čia kalbėjau apie visuomeninės, kai kalbėtagi buvo apie tai, kad visi bus išlaikomi, niekam nereiks dirbsi tik dėl fainumo ir idėjos. Tai dabar grįžta į tai, kad suvokia, kad vien tik tai viską sugriauti, sunaikinti yra per daug pavojinga, tai yra viskas grius. Čia kaip tu išimsi pamatus iš daugiabučio ir tikėsis, kad ten kažkas, kas penthauze įsirengė hidroponinius šiltnamius ir valo orą ir gyvena pagal dzen principus, išliks kabėti. Nu ne. Visa bendra tarpdimensinė sąveikos taisykliai privers ir ten iš viršaus tuos, žemyn dersi su visa savo hidroponika. Ir grius visi. Tai vietoj to einama jau suvokiama ir siekiama pirmiausiai atsirinkti, atrasti, išrinkti, išgryninti, kur yra medis, o kur, kaip mes tik ką kalbėjom, yra ta šaka, kuri yra laikoma medžiu. Tai yra siekiama susigrąžinti ryšį į pirminę struktūrą, iš kurios viskas kilo. Yra tie patys pinigai, ar vienokie ar kitokie destrukciniai, interferentiniai aspektai, jie turi šakninės priežastis. Ir jas reikia suvokti, iki jų daeiti ir ten rasi tą pirminę problemą, kurią yra vertingiau sutvarkyti, pakentėti, iki jos atsikasti ir tu viską tada, visapusiškai viską veiksi ir daug platesnį, gilesnį, nuoseklesnį poveikį gausi, negu kad iš viršaus kažką špakliuoti. Tai yra kapoti, neigti, neutralizuoti ir panašiai. Visur veikia pasąmoninė priešprieša, visur galioja taisyklė, kad kiekviena dimensija yra kaip sprogmuo. Tai yra, turi viduje savo slėgį, kaip tas katilas. Jeigu kažkuria izoliuosi, užkimši, išimsi pinigus, tarkim, sprogs. Kažkur kažkas sprogs. O kaip suvaldyti tas pasiekmes, tuos šipulius, kaip apsaugoti nuo skeveldrų. Tai juk irgi yra sudėtingi procesai, atsakomybė tam tikra, pasiekmes. Tai viskas tarpusavį yra susiję ir visą tai reikia, bent jau protų suvokti, išskaičiuoti, yra per sudėtinga, bet tada bent jau per pojūčius, per erdviškumo pojūtį, daleisti tos reikiamos, tą reikiamą buferinę zoną, per kurią gali rastis, atsiranda prieiga, atrasti atsakymus, kurių ieškai kokybiškai, be perkrovų gryninantis arba atidengiant, išskleidžiant tai, kas yra per daug suspausta. Kaip gražiai apibūdinai. Tai yra toks, tam tikrą prasme net ir tai, ką mes čia daugiau nei valandą bandom kaip ir gryninti, detalizuoti, išskleisti, padaryti suprantamiau, nuosekliau, lengviau perprantamą, net ir kasdienėme, atribotame nuo meditatyvinio būvio, mąstymo šablone. Ir tai yra, tam tikrą prasme, irgi yra abstragavimas.
Mes dar tik tai vos apėmėm pirminę, sakykime, ne, tokias erdviškai struktūriškas konstrukcijas, bet tai jau kažkoks tai, oro gurkšnis tam tikrą prasme, erdvė, kur gali sąmonė veikti su mažesniu, su mažesnė žala. Tai yra jau tai, ką mes čia dabar veikiam, kuriam šito pokalbio metu, tai tam tikrą prasme čia yra kaip varo kameros analogas. Tai ta tarpinė stotelė, nuolat mes tam tikrą prasme palaikom dar ir tą būseną, kad mes kaip ir panirę į nagrinėjimą, į tyrimą tam tik temų, į tą ryšį, astralinį channelinimą, skambutį draugui iš nematomos dimensijos, bet tuo pat metu palaikom tokius dažnius, tokius sąryšius, kad kažkas, kas taiga numetė žiūrėti, galėtų kokybiškai atsiliepti telefonu ir sakyti, labą dieną bankė, paskolą, žinau, kad vėluoju paskolą mokėti, rytoj sumokėsiu, ir padėti ragelį ir vėl sės žiūrėti be perteklinių perkrovų inkstam, be perteklinio sulopinimo skydliaukiai, tai yra ar be poreikio brutaliai suskaldyti savo psichiką į kelis skirtingus izoliuotus, kompiuterio diskus, kuris tipo nulis sąryšio vienas su kitu. O tai yra svarbu, nes tai yra autoimuninės, be perkrovų kuriančių autoimuninės priešpriešas. Tai yra be perkrovų skatinančių infantilumą arba skatinančių fanatizmą ir skatinančių trūkumą suvokimo, kurioj vietoj yra normalu atiduoti pagarbą, valdymo, paklusnumo aspektą kitam nuosekliai išmanančiam, o kuriuose vietose atsakomybė už tam tikrus veiksmus, už tam tikrą testinį ryšį jau yra konkrečiai kiekvieno individuali. Tai yra irgi labai prašokami dalykai, bet jie veikia. Tai yra tos mikrofragmentai, mikrodalelės to vadinamo sniego karalienės veidrodžio, iš to Hanso Kristiano pasakos, kurios įkritusios į žmogaus energetinį lauką veikia, destruktūrizuoja ir kažkas labai mažo valdo, perima kažkieno labai didelio interesus. Nu ką, gerai. Tai gal aš pabaigai dar pasakysiu, kad rašykit iš tikrųjų žinutės, kas nori ateiti į seansus. Kas nori, kaip ten sakėm, sielos reinkarnacijos atvejo vadybos ir advokatavimo. Tai žodžiu, ką galėsim, padarysim. Šiais laikais gyvenam tokio situacijoje tam tikrą prasme sandūroje tarp skirtingų realybių. Jeigu kažkas yra šiek tiek daugiau gilinęsis, tai turėjo ir yra girdėjęs tą vadinamą tamsos teoriją, kad priverstinė izoliacija, kuri susikūrė šitoje visatoje, įvyko dėl to, kad susidūrė 3 skirtingos visatos su skirtingais dėsningumais ir to pasekoje turėjome incidentą, galbūt sąlyginai primenantį variantą, kai apendiksas sprogsta ir viskas išsilieja, tas, kas turėtų būti visiškai izoliuota ir yra saugu, vertinga ir naudingas išteklius žarnyne, išsilieja į pilvo zoną, į aplinkinius organus, tampa toksinais, nuodais, žudančiais mechanizmais. Tai ten mintis grįžtant atgal nuo skrandžio fiziologijos ir žarnyno į dvasinius ir į sielos reikalus, kad grynintis ryšį
grynintis perkrovas, sąryšius ir inicijuoti bendrystę su tarpininkais, su procesais, kuriuose vyksta taip vadinama karminė advokatūra. Interferentinis auditas šiais laikais yra būtina, nes mes esame tame apogėjuje, kai vienas veiksmas kažkada senai įvykęs, įvykusi energetinė perkrova, skirtingų dimensijų susijungimas ir iš to įvykęs slėgio pokytis, tos skeveldros, sakykim taip, jos paveikė mus, pasivijo mus ir mes turime tvarkyti su to pasekmėmis arba dar kartą kartosime procesą, kad veidrodinio atkartojimo per kažkokią tai žalą principų pamatytume, atpažintume tai, kas mums trukdo ir pradėtume kreipti dėmesį. Tai yra, mes arba daeisime iki to per masinius kažkokius tai kataklizminius, technologinius, moralinius kataklizmus, arba vis daugiau ir daugiau suvoks tai iš vidaus intuityviai ir ieškos tokių sprendimų, kreipsis, gilinsis į reinkarnacinį, į mechanizmą, interferentinį reinkarnacinį mechanizmą. Tai yra į tarpdimensinės sąvokos aspektus, tai yra per vienus ar kitus kelius primins ir savo, ir kitiems, ir stiprins suvokimą, žinojimą, kad kolektyvinio vienio, tai yra kad viskas yra persipinę ir kad tu darai įtaką ir tau yra daroma įtaka, bet ir kad yra mechanizmai, yra struktūros, yra teisės tuo pat metu kvantiškai būti toje pačioje vietoje kelioms skirtingom struktūrom ir prasilenkti, tai yra užsitikrinti individualų testinumą. Tu turi tam tikrą savo kaip sklypą, tai tam tikrą prasme turi tam tikrą energetinį, dimensinį plotą, kuris gali keistis. Bet tas žinias, tą gebėjimą, tas teisės, taip jau yra, kad reikalingi tarpininkai, kurie padėtų tai atlaikyti, atstatyti, į tai ateiti. Čia tas pats kaip ir reikalinga kineziterapija, tai argi tu silpnas, argi tu nurašytas, jeigu tu atsistatei po sudėtingos traumos, gero chirurgo, gero kineziterapeuto ir gero regresologo dėka. Tai reiškia, įvyko kolektyvinio vienio aspektas. Tu esi ir vienas, ir tuo pat metu vienam susivienyje aplinkiniai gali padėti atgauti savo vientisumą. Na, šiais laikais visose srityse reikia pagalbos mums. Taip, pagalbos ir tuo pat metu yra labai svarbu. Atėjo laikas, kai yra privalomai svarbu pagalbos kokybė ir savarankiškumo aspektas pagalbos kokybėje. Tai yra, kur ir kada prasideda ir baigėsi kieno atsakomybė ir kaip yra grąžinama atgal atsakomybė, nes tam tikrą prasme atsakomybė už save tai dar yra ir laisvė, nes tu esi autentifikuotas keisti kažką tai, po kiekvieno seanso regresinio, tam tikrą prasme, kažkuriam tai laikui įvyksta tai, kas anksčiau bažnyčiose nebūdavo indulgencija, tai yra nusipirki iš anksto nuodėmių atleidimo. Kas yra nuodėmė? Tam tikra klaida. Kas yra klaida genetiniu lygiu, tai yra tam tikros deformacijos, kurios veda į lygą kaip psichologinės problemas, asmenybės kažkokias tai naštos aspektus
sudėtingas situacijas, ar lygą jau kaip, tikras fizinės traumas, kurios irgi yra keičiamos, gydomos. Tai yra kaip yra. Daug visokių. Abstrakčiai kalbant tai, o jau detaliau ir giliau, čia jau kiekvieno atveju reikia žiūrėti. Nu ką, tai gerai, laukiam žmonių, tyrinėsim, žiūrėsim jūsų atvejus. Turbūt kiekvienam įdomu iš tikrųjų šiais laikais. Ir turėtų būti yra... Jau dvasinis tas vadinamas atgimimas, tas judėjimas jau pasiekė savo kulminacinį piką, kad tam tikrą prasme tai jau tapo privaloma kiekvienam šituose dalykuose atsirinkti, nes elektromagnetiškai mintis, juk jos išsispinduliuoja į bendrą sąmonės srautą, iš kurio parsisiunčia, prie kurio prisijungia kiekvienos smegenys, informacija. Ir jeigu tame bendrame kolektyvinės sąmonės lauke jau yra šitokia įkrova turintis tiek dėmesio sulaukęs prabudimo astralinių interferentų, regresijos, reinkarnacijos momentas, tai jau yra kiekvienam privaloma, jeigu tu nori išgyventi. Nes kitaip tai bus, kad tavo smegenys nuolat gauna, tu priima tam tikrą signalą, kuris skverbiasi prie tavo tų sričių, kuriuose tu suvoki signalus kaip žodžius, mintis, ir tu eikvoji tada resursus, kuriuos panaudotum sveikatai palaikyti, kelių lankstumui, elementarioms, primityvioms, kasdieniam detalėm, gerai nuotaikai. Eikvoji, kad slopinti tą signalą, tą informaciniai įkrovai, kuriai prisijungus prie kalbos zonų, tu gautum vaizdinius ir aiškius prisiminimus, sąsąją su loginiu ir emociniu pusrutuliu, kas yra reinkarnacija, kaip įsikūnijai, ką veikėjai praeitame gyvenime, kodėl ana patirtis paliko tokias elektromagnetinės perkrovas, kad įtalpinti save kaip tam tikrą kiekį, tam tikrą tešlos gabalas, sakykim taip, forma, į kurią galėjai įtalpinti, yra tik tai šita genetinė kombinacija su šitomis deformacijomis ir su šitais sudėtingais tėvais, kurie dar labiau traumuoja, Tai čia jau, jeigu labai tą tamsų aspektą įimti, galima ir šviesiau, bet esmė yra ta pati. Tam tikrą prasme kraštutinumas kaip paaiškinimas šiuo atveju greitai, optimaliai užbaigiant temą, geriausiai turbūt veikia. Taip, kad reikalinga, vertinga, bet junkite su skaniu romantizmu, bet tuo pat metu junkite sveikai kokybišką realizmą, kad tai yra būtina dalis, bet be to vis tiek rūpintis, keisti fiziškai tam tikrus savo gyvenimo aspektus bus būtina, nes šito yra per mažai, bet tai nuims dalį krūvio ir kažkuriam laikui buferizuoja, palengvina galimybės keisti ir kitus savos realybės aspektus. Nu ką, tai gal ties to ir baigiam šiandien, ar ne? Tai tiek.